sykį, kaip žinot, važiavau į reisą, su kitu vilkiku nesu tiek daug važiavęs, tai važiavau šį kartą su Volvo iSafe 460, pravažiavom apie 7,5 tūkstančio kilometrų, paskui paskaičiuosiu vidutinius greičius, normas, svorius ir panašiai, bet aš taip neprofesionalus vairuotojas, bet kaip iš tiek pravažiavęs kilometrų galiu pasakyti. Labai patiko apšvietimas, tikrai geras lempas, net nereikia ilgųjų jungti, kur galima buvo jungti, principė net važiavau nejungdamas ilgųjų, labai geras apšvietimas. Labai patinka panelė, tu gali pasikeisti. Aš panelė nedažniausiai, o visą laiką naudojau, kad žiūrėti, kaip atrodo turbinos darbas, kad neužeitų tam iš žalios linijos. Mačiau savo momentinės kuro sąnaudas ir mačiau vidutinės kuro sąnaudas. Taip pat galima matyti laiko, kiek tu esi pravažiavęs ir panašiai. Ant vairo mygtukai tikrai yra labai patogus valdymas, irgi nulipęs nuo Audi, iš karto pripratau, čia kažkokių tai mistinių dalykų nėra, mygtukai principė lygiai tas pats. Medijos daug neklausiau, specialiai neklausiau daug medijos, nes daugiausia norėjau girdėti, kaip dirba turbinė. Tai, bet kiek klausiau, kokią valandą turbūt per visą reisą, tai tikrai yra patogus priėmimas. Dar nesu tiek patobulėjęs ir nežinau, ką reiškia visi šitie mygtukai, bet tikiuosi, kad sužinosiu. Tai va, kabinoje galiu atsistoti visų ūgių, jokių problemų, aišku, šokti diskotekos čia negali, vietos nėra, nors test drive dariau Poznanėj su Mercedesu, tai ten vietos pasivaikščioti yra daugiau, nes užsilenkia ta sėdynė, bet čia tikrai yra nesmė. Gal labiausiai, apšvietimas tikrai labai patinka, nežinau, kaip kituose modeliuose turbūt ten yra lygiai tas pats. Mes naktį važiuodavom įsijungę šitą lempą, kad, ką žinau, ten labai Sergejus čia man patarė, kad, sako, zaičikai nebėgiotų, ten šešėliai nevaikščiotų ir tikrai tas labai padėjo. Ir ką daugiausia turbūt kaip naudota lova. Lovoj turbūt aš mėgojau 9-8 naktis, ne naktis, nes dienas, pauzės, kaip čia pasakyti. Tai visų ūgių galėjau miegoti, yra plati, miegodavau gerai, tikrai neblogiau negu namie, aišku, kaip nuovargis davė savo, tai labai esu patenkintas, labai faina, ir reisas buvo fainas, ir vilkikas buvo fainas, kitą kartą gal su kitu modeliu būtų visai įdomu išvažiuoti. Ir dar apie autopilotą, pas mus vilkikai yra pririšti prie maksimalaus greičio 82, kad naudotumėm daugiau kruizo yra 82, bet jeigu važiuotum su koja, mindamas pedalą, yra 79. Kodėl tai yra padaryta? Kad vairuotojai kuo daugiau naudotų autopilotą ir galėtų tada greičiau važiuoti. Ir ką tai reiškia, kad veikia ta vadinama topografija ir tikrai žiūrint į mano važiavimą, aš atvažiavau ant platinumo, pirmas iki važiuodamas reisą, tai reiškia, aukščiausias ekonomiškumo lygis, niekur nevėlavom, fantastika, labai džiaugiuosi savim, Sergejaus pagalba. Tai o ką, dabar truputį pailsėti reikės. Tai ką, artėjom prie Šiaulių.